Laidos draugas Lidl. Taip gyventi verta. Turbūt labiausiai vaikams patiko, kad šis patiekalas panašus į lietinius, į blinelius ir todėl jis turbūt ir nugalėjo. Tad dabar ir noriu parodyti, kaip tuos suktinukus pasigaminti ir nudžiuginti ne tik jūs, bet ir jūsų vaikus. Pradėkime nuo įdaro. Į virtuvinio smulkintuvo indą reikia sudėti menkę iš Lidl. Reikėtų pašalinti odą ir dėti tik filė į virtuvinį smulkintuvą. Susipjaustome mažesniais gabalėliais. Naudoju nešaldytą, nes šaldytoje būtų labai daug vandens. Tai dedame į indą menkę. Tada špinatų lapus. Kai kas naudoja šaldytus, bet aš mėgstu šviežius. Tai gerą saują šviežių špinatų lapų, kurie suteiks patiekalui ne tik spalvos, bet ir sultingumo. Tada naudojom Lavilijo maskarponę sūrį, dedu 2 gerus šaukštus. Taip, ir tada druska, pipirai, galite naudoti juoduosius pipirus, taip pat čia tinka ir muskato riešutas, taip pat kvapnieji pipirai. Labai daug nesudau, todėl kad naudosime dar sultinį, tai nereikia persudėti ir grūstų juodųjų pipirų. Norint pikantiškesnio skonio, įdomesnio, dar galite įtarkuoti apelsino žievelę arba citrinos žievelę. Šiek tiek grietinėlės, vos. Ir vienas iš triukų tai yra džiovinti baravykai. Ir dabar dedu, viską sumalsime. Štai pažiūrėkite, kokia graži masė. Špinatai mums suteiks sultingumo patiekalui, galite dėti truputį ir čia svogūnų, jeigu mėgstate ir česnaką. Įdarą turime ir dabar ką reikia daryti su šiais lazanijos lakštais. Jos tiesiog reikėtų su karštu vandeniu užplikyti. Paimam skardelę, kad tai būtų patogu daryti. Karšto vandens. Lakštus reikėtų dėti į indą po vieną ir užplikyti verdančių vandeniu. Dedu lakštą, pilu vandens, dedu kitą lakštą, pilu vandenį ir taip susluoksniuojame ir paliksime keliom minutėm, kad lakštai suminkštėtų. Tai mūsų lakštai jau išbrinko, galima sakyti, suminkštėjo ir štai jeigu jūs jau galite jį susukti į tokią triubelę, pro ją pažiūrėti, vadinasi, viskas yra gerai. Tai dedame lakštą ant mentelės, dedame įdaro. Įdaras labai geros konsistencijos. Iš šios masės galite paruošti kotletus, kurios galite iškepti tiesiog orkaitėje. Tai aš dedu, tai padarau tokią pailgą dešrelę ir gražiai įsuku, dedu į kepimo formą. Štai taip. Ir visus tos lakštus netrukus susuksime. Dar mažas patarimas, tai dėkite ant lentelės pačio krašto. Lakštas nesiliestų prie lentelės, labai lengvai galėsite susukti. Tai dedam įdarą ir suvyniojame. Ir taip visą skardą užpildoma tokiais lakštais. Taip, ir dabar ką reikėtų padaryti, tai pievagrybių supjaustyti tokiais nedideliais gabalėliais ir padengti makaronų viršų su pievagrybiais, kad būtų dar skaniau, galite juos pasikepinti su svogūnais ir česnaku, bet vaikams norėjosi švelnesnio skonio, tai tiesiog viską dedu mažiau termiškai apdoroto ir įdėsiu dar mūsų stebuklingo ingredientų, tai yra džiovintų grybų, taip, pievagrybiai. Dabar džiovinti baravykai, jos irgi sutrinam ir dedame labiau iš šonų, nes to išpilsime visko sultiniu ir jie dar suminkštės ir išvirs sultinyje orkaitėje. Turėkite omeny, jau ne kartą pasakojau, kad džiovintus grybus galima valgyti tiesiog kaip traškučius ir čia tikrai nėra nuodinga. O užsieniečiai tiesiog labai smalsauja ir mielai tokį traškutį vietoj bulvių traškučio suvalgo. Ir parsiveža namo kaip prisiminimą iš Lietuvos. Ir tada galite naudoti daržovės sultinį, galite naudoti vištienos, galite naudoti žuvies. Viską užpilame. Ir šausime į orkaitę į 185 laipsnių įkaitintą ir kepsime apie 15 minučių ir prieš kepimo pabaigą, likus 5-7 minutėm dar įpilsiu grietinėlės, kada išgaros dalis jau sultinio ir jeigu iš karto įdėtume grietinėlę, tai labai gali išputoti ir iš jūsų skardos jinai išlipti. Tai dabar dedu.
Laidos draugas Lidl. Taip gyventi verta.